Net nežinau, nuo ko pradėti. Nuo blogos organizacijos. Nežinau, kaip ten buvo. Žinau, kad Lietuva laimėjo bronzos medalius. Didžiuoju savo vyrais. Jie yra šaunuoliai, jie nusipelnė tai, ką jie padarė. Jūs patys žinote, koks ilgas kelias. Ir tas kelias prasidėjo Liepos 15 Druskininkuose. Ir buvo ne 12, buvo 17. Ir tie vyrai, kurių čia nėra, jie labai prisidėjo prie šitos pergalės. Tai Mindaugas Katelinas, Mindaugas Lukauskis, Giedrius Gustas, Donatas Motiejūnas, priminkit dar kas, Arvydas Aitutavičius, ar ne? Jie visi prisidėjo treniruotėse, stengdamisi, kaip pasakyti, konkuruodami tą gerąją prasme su kitais. Aš noriu padėkoti savo kolegoms, treneriams. Pradėsiu nuo Valdo, kurio nėra, bet jisai yra su mumis. Jis visada skambino, rašydavo, jisai su mumis. Robertas Kunsaitis, Donaldas Kairys, Mantas Šernius. Begalinis indėlis yra Evaldo Kondratavičiaus. Be šito žmogaus darbo, be jo žinių, tai, ką jis padarė, irgi nebūtų buvę įmanoma žaisti tokiu tempu ir laimėti. Aišku, tie visi žmonės, medicinos brigada, sakysim, ar ne, tai Jozukas ir Aleksas, ir Aidas Buzelis, ir Rimtautas Gudas, ir Trumpickas. Kiekvienas įdėjo savo širdį iš šitą. Tai yra bendras. Taip pat Žydrūnas Vilenickas, kuris nemiegodavo, bet ir organizuodavo. Vienu žodžiu, visi, kas buvo priminkina, bijau, kad kažko nepamirčiau, kažką paminėti. Tai yra visų ta pergalė įdėta, nes tai buvo komandinis darbas, tai buvo įdėta daug širdies. Ir tas begalinis noras ir ne taktikiniai sprendimai kažkokie, bet begalinis noras, ta koncentracija, tas apsisprendimas, kad šiandien arba nieko mums padėjo ir už tai mes metėm tuos tritaškius taip ir mums taip krito. Tai persidavė ir nežinau, trūksta žodžių dar kažką pasakyti. Ačiū visiems, kurie sirgo Lietuvoje ir žinau ir sveikinu Lietuvą. Kiek man teko bendrauti, nenustoja siųsti žinutės į telefoną. Dėkoju visiems, kurie palaikė. Norėčiau, kad tai, ką padarė tie vyrai, ir jeigu tai padėjo suvienyti tą mūsų Lietuvą, mūsų tautą, tuos 3 milijonus, tebūnie bent savaitę ir 2, kiek čia yra, tai didžiausias pasiekimas. Ir jeigu mes galėtume pasinaudoti tų impulsų ir kitose gyvenimo srityse, ir pasinaudoti tų vyrų dvasia, aš manau, kad mūsų šalis eitų į priekį. Tai tokių džiaugsmingų akimirkų nebūna be sunkių momentų. Kas buvo sunkiausia šiame čempionate? Man dabar labai sunku atsakyti. Viskas buvo sunku. Jūsgi žinote geriau už mane, kad žaidė vyrai traumuoti. Pavyzdžiui, Robertas visą laiką leisdavo nuo pirmos dienos į kojas. Simas taip pat. Linas, visi mes neverkšlenom, jie neverkšleno, nieks nieko nesakė. Nusiteikimas toks. Varžybų diena tada, kada tu eini į mūšį, visi sveiki. Ir visas problemas mes palikom už durų kažkur. Ir aš nežinau, man dabar labai sunku įvardinti. Kai laimi, kai esi čia, stovi prieš jumis ir džiaugiesi to laimėjimo, atrodo, kad viskas buvo gerai, bet nuo pat pradžių ta atsakomybė, ta didžiulė atsakomybė ir tas didelis noras pasirodyti kuo geriau, ko gero tas buvo sunkiausia. Bet ačiū vyrams, kurie rėmė pečius man į nugarą ir aš sėmiausi tvirtybės iš jų. Ką galima nuveikti Europos čempionate su šia komanda Lietuvoje? Neskubėkit, tai yra naujos varžybos, atskiros varžybos ir viskas prasideda iš naujo. Visai gali būti kita dinamika, bet
Jūs gal atleiskit man, bet aš nemėgstu skambių žodžių, aš nenoriu prisižadėti. Galbūt tai mano yra kažkokia silpnybė ar dar kažkas. Aš geriau mėgstu tyliai dirbti ir bus daug sunkiau. Sporte taip yra. Pasiekti yra sunku, bet įsilaikyti to viršūnė yra daug sunkiau. Tai buvo didžiulė svajonė. Ir tiek. Pasilgote namų ar dar čia norėtųsi pasilikti? Ne, ką jūs kalbat? Aš paskutiniai 10 metų turbūt, kaip pasakyti, ne namuose. Aš sugrįžtu ir šeimyna kažkur nori važiuoti pailsėti, o man sakau, aš nieko nenoriu, aš čia noriu būti. Visur gerai, bet Lietuvoje geriausia. Ačiū.